Sveiki, su jumis ir vėl kanalas Presas iš Žvakės. Sveikuoliški patiekalai jūsų romantiškiams vakarams. Jeigu šį paskutinį vasaros savaitgalį nutarė praleisti kartu su savo antrąją pusę, mes jums paruošime puikų receptą. Tai bus midijos arba kitaip vadinami moliuskai vyno grietinėlės padaže. Ir šis receptas yra nuostabus tuo, kad šitam patiekalui pasigaminti jūs užtruksite tik iki 20 minučių. Labai greitai. Žinoma, nusiteikite, kad nuo šio patiekalo jūs neprisivalgysite, o tik gurmaniškai paskanausite. Tačiau jūsų organizmas gaus daugybę naudos. Midijos yra puikus omega-3 ir vitamino B12 šaltinis. Tai du pagrindiniai ingredientai, norint apsaugoti mūsų smegenis, ir taip pat šie ingredientai padeda išlaikyti gerą atmintį. Taip pat midijose yra gausu geležies. 100 gramų midijų yra daugiau nei 100% rekomenduojamas paros normos. Taigi, grįžtame prie recepto. Kogi mums reikės? Mums reikės 1 kg midijų. Galite pirkti iš karto supakuotas šaldytas midijas po 1 kg. Jų yra pirkti beveik visose parduotuvėse. Tada kepimui reikės 1 šaukštelio aliejaus. Mes renkamės sezamų aliejų. Arba galite pasirinkti bet kokį kitą sveikesnį aliejų. Tuomet stiklinė bet kokio balto sauso vyno apie 150-200 ml. 100 ml grietinėlės. Mes pasirinkom natūralią grietinėlę 10% riebumo. Druska, pipirai, petražolės arba kiti jūsų mėgstami žalumynai, pusė citrinos, 1 didesnis svogūnas, keli lauro lapai ir 6-5 skiltelės, didelės skiltelės česnako. Pirmas dalykas, ką turime padaryti, tai nuplauti midijas, o paskui nuvalyti jų kiautus. Taigi toliau mes turime nuvalyti česnako skilteles ir svogūną, bei supjaustyti juos galima pakankamai stambiai. Į puodą įpilame šaukštą aliejaus, pasikartosiu, mes naudojame sezamų aliejų, ir tam puode apkepiname svogūnus ir česnakus. Mes juos įberėme, iš karto pasūdome, šiek tiek įdedame pipiriukų, juodųjų pipirų ir kelis lauro lapelius. Ir visą šitą dalyką mes apkepiname. Po 5 minučių supilame vyną. Akiniai užrasoja. Pamaišome ir laukiame, kol pusė vyno nugaruos. O dabar atėjo midijų eilė. Visas midijas sudedame į puodą, kur vynas nugaravo, ir uždengsime dangčiu, laikysime apie 5 minutes. Vis karts nuo karto pamaišant, kad midijos prasivertų. Čia yra midijų prasivirimo momentas. Praėjus 5 minutėms supilame 100 ml grietinėlės. Išspaudžiame pusę citrinos sulčių. Ir suberiame smulkintas petražoles. Tada dar patroškiname apie 7 minutės. Praėjus 7 minutėm midijas supilame į didesnį stiklinį indą, dar papjaustome citrinos, kad galėtume išspausti šviežiai prieš valgant, ir pateikiame kartu su balto skanaus vyno taure. Midijas galite valgyti šakolyte arba tiesiog rankomis. Su jumis buvo Presas ir Žvakė, linkime skaniai pavalgyti. O kalorijas teisingai išsportuoti.